Сейчас придумаем. 2 плюс 2. Подожди, я еще не ответил на вопрос, что это будет 2 плюс 2. Реально тема? Они пидорасы, они все любят нахуй сосать банан, и они все нахуй любят нахуй очень большие деньги. Что за них же сказать? Они в уникасках нахуй любят нахуй, вы деньте, доротишь нахуй, что купишь, они... У фотоки! Tai šiandien tykia, nahu, mes, blė, su draugelio pasitaikėm pagilyti išmanai, išmūmį statymį, nahu, šiek tiek porą puslių. Bet nieko, mes pas juo atsigrėbėm, mes paskui, nahu, pakišom pagalį po kojom, žinai, tai biški, nahu. Ir atėmė tus molotovo koktėlis, nahu, paskui, žinai, kaip padarėm, tai, o, tai štais buvo, kas ir ką, tai štais, nu, žinai, pagavai mano mintį, ne? Jūs kaip tai vertiname? Kodėl tik turi 2 lankai? Galėjai ir 52 lankai. Mums vis tiek Europos Sąjunga mokės. Taigi tai tam, nahui, blėt, kam nors nusiūs, nahui, dabar elektroninį paštą, ką mes dabar pasakėm, čia Lietuvai gryną tiesą. Va dabar, žmonės dabar galvoja, aš dabar numečiau tą sušnom štaklinį tą langą. Išdūšo tas stiklas. O dabar aš turėsiu mokėti 2 milijonus dolerių. Ir kur tie kalnai, kurie turėjo save šarvoti tarp Trakų ir Kauno pilies, kur mūsų jaunikliai, ten kur statė tą molį. Gal, Bachūras, gal duosi didesnį ginklą, kad galėčiau atsakyti į šitą klausimą. Ar man reikia visą kavinę plėversoti su šito chirurginis skalpelius? Mes ne tik manom, kad jis turėtų atsistatydinti. Mes manom, iš tikrųjų, ar jūs chebrytį nepasirašot? Nu, pasakykit, kad aš nereisius. Mes manom, kad jis turėtų pasimokyti šitos puslės. Jos vegetalijos turėtų lysti ant juos. Aišku, prieš tai, kad mes ją patuštinsim. Paskui mes ją pripildysim nahų tikro, gryno gintaro iš Palangos smėlio. Ir tegul jisai pajunta mūsų Lietuvos galę. Visi, jip, valio už Lietuvą! Ką jūs manote apie... My life, Lithuanian is good. O ką jūs manote apie šiuo metu vykdomą Seimo mokesčių politiką? Iki šio laikinio Seimo mokesčių politiką? Čia kaip tau išreiškus pagarbiau ar paprasčiau? Aš nesuprantu šitą klausimą. Kai visi žmonės šneka? Tai, blėt, kreipkis į žmonišką. Pavyzdžiui, dabar aš, supranti, nu dabar tu man esi skolingas 20 litrų. Aš tavo ateinu ir sakysiu, Bachūras, šiuo metu Lietuvoje krizė. Aš tau nebeskolingas 20 litrų. Tu man skolingas 30 litrų. Ką tai reaguosi? Nu, aš tai tau į galvą duočiau. Nu tai va, tai dabar įsivaizduok mano įtūžį į tavo tą galvą daužymą 30 kartų daugiau negu tu įsivaizduoji. Aš supratau jūsų mintį. Kokia jūsų nuomonė apie Arūną Valinską? Arūnas Valinskas? Jam tik tai sukti ratą, taip arba ne, bet nieko daugiau. Nes jisai neįsuka daugiau. Arba taip, arba ne. Arba blogai, arba dar blogiau. Ką dabar daugiau jam įsuk? O jūsų manimų, kas būtų geresnis prezidentas? Rolandas Paksas ar Arūnas Valinskas? Nu tikrai, man čia nepučia. Tikrai nereikia skraidyti. Ir Valinsko, irgi čia nereikia su tavo taip arba ne. Išvoš ar pavailoš. Tas geresnis. Gal nusižengsiu šiai taisyklė, bet geriau pasakysiu. Geriau pragaras virš galvos, negu Valinskas virš
Seimo narių galvos. Sekant į mitingą prieš Seimą? Nežinau, žiūrint, kaip mūsų žmonės bus apsiginklavę. Jeigu mes turėsim daugiau kaip 89% ginkluotės, ten granatsvaidžių, minusvaidžių, panašiai ir taip toliau. Be mūsų mitingas, nežinau, kaip blynai be melių. Ar nemanote, kad reikėtų į mitingą atsinešti daugiau ginklų ir bandyti paveikti savo pusę kariuomenę? Kas iš tos kariuomenės? Tu pažiūrėk, kas gaunasi lauke. Vaikai surinkti, mačiutės, tik bandelę siunčia anūkams, sako, tik neįkėta kariuomenė, jeigu bandelę suvalyk vienus sotesnis būtų. Jie vis taip bėga. Ir ką jie ten gauna? Kažkokia tai pašalinio gal gauna, bet visos. Kur ta valdžia? Kur viską ant damkų sukiša į savo įpyvą? Pasakyčiau, toks stambus vyriokas. Tu geriam vieną. Čia ne visą žiniai, čia ne žiniasklaidai. Iškirpam šitą juostą, iškirpam. Sekantis klausimas, ponas Ripolieriau. Klaida. Jeigu vyktų karinis perversmas, kieno pusę jūs palaikytumėt? Liaudės ar vyriausybės? Jūs kieno čia klausit? Jūsų? Manęs? Ponas Stova liaudės ekipuoti visai tą